Trumpa istorija apie Artūrą Padbierskį, repų pasaulyje žinoma kaip Lu. Nuo 14 lankė dailų čiuožimą, per trenirovkas pasileisdavo Bilaną Dimą, ant ledo paišė mėnulius ir kitus kūnus, treneriai sakydavo iš nežemiečių sūnus, tada buvo perspektyvus kaip dabar Bieberis, kas vakarą jo rožą rodė per TV3. Čia mūsų sportinė viltis žiemos žaidynėse, niekas nežinojo kokios mintis jo galvoj pynėsi, jis skynėsi laurus, bet vengė duoti interviu, siūsdavo pastoviai piktas žurnalistus po velnių, turbūt dar nežinojo ką pasakyti šaliai, jis galėjo tylėti. Už jį kalbėjo jo medaliai, ryte sporto salėj, vakare ledo arenoj, mylėjo ją taip, kad būtų mėgojęs joje, naktim sapnuodavo šlovę ir pačiūžas, kartą susapnavo, kad šliaužia kaip šliužas, kad lūžo jo koja ir baigės jo karjerą, gėrė su družokai salui, rūkė premjerą, pašoko į viršų, nubudęs kitą rytą, skubėjo į treniruotę, reikėjo laiptais lipt, va, pamiršo, kad jie slidus ir status, susipinė kojos ir įskrito kaip lapas, kaip lapas, kaip lapas. Lūžo abi kojos, baigęs trumpai trūkų šlovingą karjerą, gyvenimas pradėjo tekėti nauja vaga. Pakabino svajonės ir pačiūžas ant vinies, susitaikė su tuo, kad į ledą stebės tik iš šalies. Iš nevilties pradėjo naują etapą, pasiėmė į rankas rašiklį ir popieriaus lapą. Pradžioj tik samprotavo, kaip jam buvo chujova, ką užrašydavo į lapą, tas slėpdavo giliai po lovą. Pasikabino ant sienos Tupako plakatą, tikėjo visą širdim, kad jis jį palaiko ir mato, gavo numerį nėra. Mažeikių repo viercho, jis iškilo kai 12, nusilupo celką, va šitą mūsulų ir parodė šedevrus, po to pažino likusius Mažeikių repo sebrus, jie kėlė koncertus, daugiabučių rūsiuose, vėliau jos plaudavo, į rankas pasėmė dosiją, susigalvojo bičeliai, vieni kitiem nykus, pradėjo traukt kasekus, nustojo rinkt bikus, vaidino repus tikrus, nes beveik tokie ir buvo, nuo visiško lūzerio iki rimto čiuvo, pakilo mūsulų, patapo Hebros vadas, nuleido prieš į galvą, buvęs vierchas Niradas, nusprendė dalyvaut žudbutiniam reperių mūšį, visiems sakė neik debilę, tu ten žusi, o jis užsipiskit, aš grįšiu tiesiai į šlovę. Artūras nenorėjo pripažinti krovę, įrašė atrankinį, nebesveikai gerą, nuo jo per radiją visi Mažeikiai kaifavo, o kai 7 taškus gavo iškart pasikėlė, dar tą patį vakarą iki komos prisigėrė ir pamatė visas girtas viziją, kad jis sausai nulinčiuoja komisija. Nubudęs rytais ilgai mąstė, bet kancovkai nebenorėjo rizikuoti antrą kartą ir sudegino su tekstų sąsiuvinį.